Ar jūs kur nors matėte tokią kristalų parduotuvę, pardavėją, ekspertę, akmenų mylėtoją, apskritai kristalų mergaitę, ar ne, kuri realiai taip stipriai mylėtų akmenis, kad net rinktų visur jūroje, laukuose, kalnuose, tiesiog savo rajone. Va štai čia mano gražuolis, kurio aš turbūt nelabai pakelsiu, tiesą sakant, viena ranka. Čia mano selenitas. Čia rožinio kvarca. Čia iš paprastų akmenėlių aš statau tokius bokštelius. Žodžiu, čia visko. Čia irgi ypatingos vietos akmenėliai. Visi iš ypatingų vietų. Kai kurie netgi tiesiog iš laukų. Daugybę turiu įvairiausių akmenėlių iš laukų, rajone rastų. Čia be abejo, žinoma, yra kristalai. Pažiūrėkite, turiu su skaičiais, su numeriais, įvairiausi, visur visko labai daug. Ir aš jų, žinokit, net nebetelpu į savo lentynas. Kai kurie akmenėliai yra labai maži, bet jie yra labai reti ir labai brangus. Tai vėlgi, į kai kurių dydį nereikėtų vertinti tik pagal dydį. Čia dar mes turime visą auksinę lėkštę įvairiausių grožių. Čia yra mano irgi šitas grožis labai mylimas. Aš jo, žinokit, vieną ranką irgi nepakelsiu. Šitas gražuolis yra tikrai milžiniškas. Pasižiūrėkit, koks grožis. Kiek ten visko gali pamatyti, žiūrėti. Ten giliai yra visko labai daug. Tai jo aš tikrai nepakelsiu. Čia dar viena dėžė mano kristalų iš įvairiausių vietų, iš įvairiausių akmenėlių. Kai kurie irgi labai dideli. Tai tokių dėželių turiu labai daug. Ir dar vienas gražuolis, kurio nepakelsiu aš niekaip su viena ranka, su dviem vos išlaikau, tai yra titnagas. Va štai tokio grožio ir dydžio titnagas. Įsivaizduojat? Ar įsivaizduojat, kokio jis yra dydžio? Taip kad kai kam kristalai yra visas gyvenimas ir labai didžiulė meilė. Ne verslas, nenoras kažką nukopijuoti, kaip dabar daugybė imasi žmonių, neišmanančių šitų dalykų, bet pradedančių šitos verslus, neturėdami jokio žalio supratimo apie kristalus. Tiesiog pasiskaito savybės ir tiek. Ir vaidina didžiuosius žinovus. Nieko nebaigę, nieko neišmanydami ir nieko nežinodami. Ir net nežinodami, kad yra netikrų kristalų. Net nežinodami. Tiesiog belenkur nusiperka ir perparduoda. Tai jeigu jūsų gyvenime neveiks kažkas, tai žinokite, kad įsigijote greičiausiai negyvą, netikrą kristalą.